Sveikučiai. Pasirodau dar kartą su sveikatai skirtais produktais. Tai yra Activizas deguonies kokteilis. Čia yra žilsūt antioksi, yra ląstelių apsauga ir besikas yra žarnynui skirtas. Tai yra skaidulos 8 rūšių, tirpios ir netirpios, 4 tirpios, 4 netirpios, iš vaisių ir daržovių, kuriame yra daug vitaminų ir veikia visą organizmą labai gerai, atstato visas ląsteles, pamaitina ir apsaugo. Taigi, kai mūsų ląstelės negauna pakankamai maisto, tai mūsų kūnas parodo daug signalų. Ypač skausmas yra pirmi signalai, kad yra kažkas negerai jūsų organizme. Užkietėję viduriai parodo, kad žarnyne yra didelės problemos. Tai aš jau jos naudoju jau 10 mėnesių, virš 300 dienų, tikrai jau turbūt 320 kelias dienas. Naują kelią atsidarysiu. Activizas suteikia daug energijos. Čia yra su natūraliu kofeinu. Iš uogų turbūt. Iš vaisių daržovių uogų. Greičiausiai čia yra. Yra ir kurkuminas, ir kaip šitas vadinas, ginger. Vienu žodžiu, iš ajurvedinių prieskonių. Ir aš jo deduosi 3 kaušelius. Šiandien ruošiuos tvarkyti savo namus, valytis. Tai reikia energijos. Na ką, susidedu visus produktus į stiklinę sausą. Truputį juos pamaišau, kad jie pasiskirstytų vienodai. Ir užpilu tokiu šiltoku vandenuku. Geriausiai pilti 40 laipsnių vandenį ir visada gerti tokį vandenį, patariam gydytojo visą komandą, kad geriau pasisavintų visi šitie produktai, vitaminai į mūsų ląsteles. O šiaip tai prieš tai visada ryte atsikėlus reikia pagurkšnoti bent jau puodelį vandens. Arba stiklinę, kaip kam. Ir kiek reikia žmogui vandens, nes mūsų kūnas susidaro iš 70–80% vandens. Tai žmogui reikia per dieną išgerti pagal kūno svorį. Reikia skaičiuoti 1 kilogramui 30 ml vandens. Tai jeigu sveriate, pavyzdžiui, nesvarbu, čia pasiskaičiuoti patys. Ir maždaug aš turiu išgerti apie 2,5 litro. Gal kartais tiek neišgeriu, bet skysčių bendrai tai išgeriu su savo kokteiliukais. Tai tikrai. Na kągi, būkite sveiki. Jeigu norite užsisakyti produktų, tai kreipkitės į mane, pakonsultuosiu. Pati jau seniai vartoju, domiuosi ir lankausi ir zoomuose, ir mokymuose. Yra nuostabi moterų komanda, taip pat ir vienas vyras vedlys, kuris mus veda į priekį. Tai mano vyras Ramūnas su manim eina kartu tuo keliu, jisai taip pat geria. O mūsų viršesnis lyderis yra Rimas Pileckis ir jo žmona Jolanta Pileckienė, kurie jau yra 3 metai su Fitline kompanija dirba ir uždirba gan gerus pinigus ir dalinasi tais produktais su visais. Ir tikrai jie yra vertingi, naudingi. Labai padeda žmonėms susitvarkyti sveikatą. Tai ir cholesterolį, ir diabetikai atsisako vaistų, ir visokie skausmai dingsta. Man buvo nugaros skausmai dingo, siestatik nervas skaudėdavo visada. Mėnesinės nebeskausmingos visiškai, tai moterims čia ypač aktyvus toksai dalykas. Tai jeigu susidomėjote, norite pagerinti savo sveikatą, ypač jeigu žarnyne yra kažkokios problemos, skrandžio problemos, rūgštingumas, rėmo, aišku, pirmas dienas gali parodyti, kad yra ta problema ir
suaktyvinti šiek tiek skausmą, bet stenkitės negerti vaistų. Jau geriau tada vietoj skausmo šaukštelį į burną įsidėti Activaizo ir užgerti šiltų vandeniu. Ir pamatysite, kaip sutvarko ir nervinė sistema, ir tas skausmas dingsta, rimsta. Activaizo galima 3 kartus per dieną gerti po 1 šaukštelį. Čia yra visos vitamino B grupės rinkinukas. Taip pat dar dasideda ir folio rūgštis, biotinas ir kofeinas. Tai vitaminas C, niacinas, pantoteninė rūgštis, vitaminas B6, B2, B1. Visi veikia sinergiškai. Mokslininkų komanda kuria šios produktus. Dabar pamiršau, kiek tenais jų, apie 300 mokslininkų ir gydytojų komanda kuria šios produktus ir kiekvienais metais gerina formulės, kad būtų veiksmingi žmonėms, o produktai yra kuriami Vokietijoje išskirtinai tik tais tokiose laboratorijose, kur gaminami yra kūdikiams, naujagimiams, neišnešiotukams mišinukai ir taip pat zondinis maistas tiems žmonėms, kurie yra po komų reanimacijose. Tai čia yra maitinimas iš vidaus. Atstato ląsteles, sutvarko visas problemas, kam yra kokios problemos. Aišku, reikia laiko, kaip ir man. Man dar nesusitvarkė ausų ūžimas. Tai dar kažkur yra užspaustos kraujagyslės. Dar reikia valytis, dar reikės ir detokso praeiti programą. Tai ką, jeigu norite, susidomėjote, tai susirašom arba susiskambinam, pabendrausim, pasišnekėsim ir nuspręsite, ar jums jų reikia, tų produktų. Bet iš tikrųjų rekomenduoju. Man svarbi mano sveikata, tai ir į savo komandą norėčiau pakviesti tos žmonės, kurie rūpinasi savo sveikata, kurie geriau išleis pinigus sveikatai, investuos į savo sveikatą, o ne ištaškys, kaip sakant, alkoholiui, cigaretėm, saldumynams ir visokiam maistui, kuris vadinasi šlamštas. Parduotuvėse visas tas mūsų maistas dabar nėra geras. Tai kas norite susitvarkyti savo organizmą, prasivalyti, atjaunėti, pagražėti. Tai kviečiu prisijungti, pabendrausim, sudalyvausim kartu galbūt renginiuose, kurie vyksta Lietuvoje. Bus rugpjūčio mėnesį roadshow renginiai keliuose Lietuvos miestuose, tai galbūt kam aktualu nuvyksite ir pasižiūrėsite, pabūsite, pabendrausite, susipažinsite su daug nuostabių žmonių, kurie eina sveikatinimosi keliu. Kągi, gražios dienos, būkite visi sveiki ir laimingi. Iki malonaus.